Sunku čia dabar taip kažkaip greitai paaiškinti, kaip kokios aplinkybės. Tiesiog buvo kalbėta, diskutuota dėl naujo kontrakto mano su klubu tuo, bet priėmiau tokį sprendimą, ten nesusitarta buvo iki galo, priėmiau tokį sprendimą, kad sudėjau visus pliusus, minusus ir priėmiau sprendimą, kad grįšiu į Sūduvą. Tik tai teigiamai, jokių neigiamų nebuvo aspektų ten iš Lenkijos pusės, tik tai pasisėmiau gerų emocijų, didelį bagažą patirties. Nežinau, tik tai vien pliusai, neįsivaizduoju, dėl ko galėtų būti kažkokių tai neigiamų atsiminimų ar kažko tai tokio blogo, ko nenorėčiau prisiminti. Aš visą laiką tik pozityviai žiūriu į savo šitą ekspediciją, kaip pavadinai. Tai Sūduvos žaidimą ir sekdavau, galbūt pasižiūrėdavau Žalgiris, kaip su Trakais kokiai žaidžia, arba su Atlantu, ten Trakai, tos pirmos komandos kai kurios, bet dažniausiai tai visą laiką tik tai Sūduvą žiūrėdavau, jeigu pačiam nebūdavo kokių treniruočių ar varžybų, tai visą laiką skubėdavau po treniruotės namo ir visą laiką gyvai žiūrėdavau visas varžybas. Tai galbūt taip visi tikisi, aš čia nesu tas, kuris išgelbėsiu, ne Heraklis kažkoks, bet grįžau, aišku, stengsiuosi padėti, kiek galiu komandai padėsiu ir nežinau, vykdysiu viską, ko treneris prašys ir bandysiu gelbėti komandai, kuo tai galėsiu, o kažkaip tai nežinau, dėl tos atmosferos komandai tai dar negaliu nieko kalbėti, nes per mažai, kaip sakoma, pirma diena rūbiniai, tai net nenoriu komentuoti iš tikrųjų. Taip, pasikalbėjom, taip trumpai, drūtai, kaip sakant, treneris išdėstė maždaug kažką, ką apie mane galvoja ir matysim viską eigoje. Čia dabar sunku taip greitai ant karštų. Šiaip su treneriu irgi nebuvo tokio labai rimto pokalbio, tiesiog susitikom, pakalbėjom 20 minučių, kaip jisai mane žiūri, kaip man čia kas, kokias rolės numatęs, pasiklausė, kur žaist, kur patogu, kur geriau jaučiuosi, o paskui viską sakė, žiūrėsime eigoje. Dar iš tikrųjų pats esu truputėlį kaip ir po atostogų grįžęs, pusantros savaitės kaip ir nesitreniravau, nes galvojau, kad grįšiu į Lenkiją, bet susikloščius situacijai likau Sūduvoje, taigi buvau atostogose, o dabar kimbu į darbus ir žiūrėsim toliau. Nežinau, iš tikrųjų tai esu darbštus žmogus ir manau, kad pavyks. Padirbėsiu papildomai, jeigu kažko tai truks ir manau, kad pavyks tikrai. Galbūt ne visom varžybom, galbūt vienam kėliniui, galbūt pusvalandžiui, bet manau, kad kažkiek vis tiek dadėsiu ir būsiu normalioje fizinėje formoje.